Sveiki, ką vėl iš garažo, nemažas laikas praėjo, tai turiu beveik visas detalės. Turiu čia aeratoriaus pompą, nes man jinai buvo pats galas nulūžęs, šitas, o toksai. Nulūžęs, tai reikėjo pirkti pompas tokiu su šituo tokiu kampiniu galu. Tai ją reikės įdėt. Toliau, kas vairo mechanizmas irgi atėjo. Tai šlangutė, pats vairo, plasmasės, varžtai, visas kitas yra. Tai čia viskas tvarkoj, paskiau nusipirkau tokį dalyką. Štai, čia yra stiklo audinys ir repier kitas, ta prasme, tvarkyti stiklo audinio gaminius. Tai va, nusprendžiau konsolę pats tvarkyti, tą įtrūkį, ten, tą ir čia. Bandysiu pats suklijuoti, gal pavyks man ją tvarkyti, nežinau. Bandau pats tvarkyti. Išeis, neišeis, čia nėra ką prarasti. Tai bandysiu pats ją tvarkyti, paskiau valtis dar išardyta visa. Tikriausiai reikės dar labiau ją čia išardyti. Viskas kaip ir išardęs, sausa, viskas čikė. Pajungiau dar truputį pašildyt, bet aišku, čia nieko daug neiššildysi su tokiu, nes pas mane garaže kaip ir šildymo nėra. Tai kitų metų planas įsivest šildymą. Čia radiatorių, ten radiatorių pastatyti. Tai va. O tai šiandien bandysiu konsolę klijuoti. Bandysiu nusišveisti ją, paskiau pasižiūrėti instrukciją, kaip čia ką maišyti, su kiek gramų ką, ir bandysiu klijuoti. Gal pavyks. Taigi noriu dar padėkoti Žilvinui už aliuminį, kad padėjo jo man gauti. Tai dėkui tau, paskiau Gintarui, dėkui už propelerį. Tai va, ačiū, kas padedat man. Tai viskas kaip ir eina į priekį. Tai bandau tą konsolę tvarkyti ir žiūrėsim, kaip čia gausis. Nieko. Nėra ką prarast. Važiuojam. Deduosi šlifarkę ir čia bandau visą nuimti. Tokį, paskiau čia apačio irgi reikės. Čia irgi reikės ir čia aptvarkyti. Ir viskas.
Tai va, nusišveičiau. Čia dėsiu tokį lopą. Ir iš kitos pusės daug didesnį. Ir gal porą. Tas tik audinio. Paskiau kitą pusę irgi čia. Dėsiu tą gabaliuką, užklijuosiu iš anos pusės. Ir paskiau bandysiu tokį čia, tokį didelį lakštą įdėti. Ir čia irgi uždėsiu šitą pusę. Iš čia matosi, jinai įtrūkus tik tas. Ta prasme, nebaisiai. Tai čia vis tiek uždėsiu dar. Čia uždėsiu ir viskas paskiau. Paskiau nežinau, gal dažyt duosiu, nudažyt. Kažkaip tai. O gal uždėsiu kokį lipduką. Nežinau. Dar nežinau, kas toliau bus, bet svarbu susiklijuoti reikia. Susiklijuoti ir viskas. Sumaišiau tą brizgaliuką. Bandysim klijuotis. Na taip jau. Kažkaip tai. Tai ką, va taip va gaunasi man. Kažkas tai gaunasi. Čia vieną pusę kaip ir uždėjau. Iš kitos pusės irgi uždėjau. Klijuoju. Dabar ten liko pačioj dar ir ten tas kampas. Pajungiau vėjelį biškį, kad papūstų šilto oro. Ką, klijuoju toliau. Tai ką, baigiau klijuot. Nežinau, ar čia gerai bus, blogai. Laukt reikia kol išdžius, bet šiaip apdžiuvėt normaliai atrodo. Reikia ir, gal ir laikys. Čia dėjau lopą. Tai žiūrėsiu tada rytoj kaip išdžius, paliksiu dar vėjuką biškį. Bet jau pakietėja gerai. Paliksiu dar papūs biškį. Papūs ir viskas, nežinau. O tada paskiau ką? Čia prasišpakliuot ar kaip čia? Reiks paklausti, kaip čia geriau padaryti. Prasišpakliuot vietas, prasišveisti ir nudažyti. Ir viskas bus. Dar nežinau dėl šitos vietos. Nieko čia tik tai įsidėjau. Čia buvo lyg trukimas ar kas čia. Kažkas tokio, tai čia įdėjau lopą, variau. Nežinau kaip tie varžtus, bandysiu tos varžtus pakeisti kryptį. Čia kalt ir čia kalt kažkur, tai jeigu taip išeina man padaryti. Jeigu ne, tai reikės arba gal dėsiu aliuminio tokią plokštelę ir jeigu ką prie tos plokštelės prisuksiu ir viskas. Čia
Žiūrėsiu, jeigu išeis pakeisiu, jeigu ne, dėsiu plokštelę čia ir tada tas vairo mechanizmas ten. Čia viskas kaip ir dabar normaliai, nežinau, čia gal ir sustingsta, tai tiek kietai atrodo. Tai jau čia ir viskas, tada jeigu čia viskas gerai, tai išpakliuot, šveisti ir persidažyti kažkaip. Nuvešiu, gal kas nors perdažys. Tai va, o paskiau dabar bandysiu per kitą savaitę, per ateinančią savaitę derinti su virintoju, nes lakštai turi ateiti jau kokį trečiadienį, ketvirtadienį. Aliuminio lakštas turi ateiti. Tai veš tada tarti su to žmogum, kaip jam patogu, kaip čia ką virint. Tada reikės ar išardyti dar kažką, tai ar ką, kad pasiruošti ir tada suvirins. O kai jau suvirins, tada variklį prasitestuojam. Konsolė gal jau bus iki to laiko sutvarkyta, tai dėt konsolę atgal viską ir viskas. Tai va, tiek žinių, nežinau, žiūrėsiu, gal kažkaip pavyks tą laikiklį atlenkt. O šitą aliuminį gal pavyks jį atlenkt nesulaužus. Nes jeigu lūš, tada čia kiti reikalai prasidės. Tai va, gal nelūž, nes viršus tai nulūžo tas. Tai gal nelūž tas, tai čia tą ir, po biškį judam į priekį. Tai va, čia tiek reikalų, tą konsolę. Paliksiu ją džiūt, rytoj ateisiu, pasižiūrėsiu, kaip jinai čia atrodo, kaip išdžiūvus. Tada špaklių, gruntas ir dažymas tada. Tai va.
Ką, iki.